Šokis – tai kalba, kurią supranta visi. Birželio 5 dieną koncerto salėje Draugystė įvyko didelis šventinis koncertas, skirtas ilgamečiam Visagino kūrybos ir menų akademijos choreografės ir pedagogės Tatjanos Ježovos kūrybiniam keliui. Prieš koncertą buvo atidaryta fotografijų paroda, kurioje pristatytos įvairiais jų kūrybinio kelio etapais užfiksuotos jaunųjų Tatjanos Ježovos ugdytinių nuotraukos. Renginys vyko su šūkiu "Šokis – tai kalba, kurią supranta visi". Ir vienoje scenoje subūrė jaunuosius šokėjus, muzikantus, vokalistus bei svečius iš Lietuvos ir Latvijos. Žiūrovai galėjo leistis į įspūdingą kelionę po klasikinio baleto ir mėgstamų pasakų personažų pasaulį. Scenoje atgijo garsiausių kūrinių – Spragtukas, Sniego karalienė, Čipolinas, Don Kichotas ir kitų spektaklių herojai. Ypatingą vietą programoje užėmė kompozicijos įkvėptos lietuvių kultūros ir iškilaus menininko bei kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos. Žiūrovai išvydo mokinių sukurtų šokio numerius, fotografijų kompozicijas ir animacijos darbus. Koncertas tapo ne tik ryškia meno švente, bet ir savotiška Tatjanos Ježovos kūrybinės veiklos ataskaita. Per 32 metus ji išugdė ne vieną jaunųjų šokėjų kortą. Pastatė 10 spektaklių ir koncertinių programų. Visagino kūrybos ir menų akademijos kolektyvo parengtame renginyje dalyvavo tarptautinių konkursų laureatai, įvairių amžių grupių mokiniai, solistai ir kūrybiniai kolektyvai. Tikra vakaro puošmena tapo svečių iš Daugpilio pasirodymai bei bendri muzikantų ir šokėjų numeriai. Nuo scenos skambėjo padėkos žodžiai akademijos pedagogams, koncertmeisteriams, tėvams, dekoracijų kūrėjams ir visiems, kurie daugelį metų palaikė klasikinio šokio plėtrą Visagine. Šventinis vakaras žiūrovams padovanojo ryškių emocijų ir dar kartą priminė, kad šokio kalba neturi sienų ir gali suvienyti skirtingų kartų bei kultūrų žmonės. Daugeliui dalyvių ir svečių šis koncertas tapo svarbiu įvykiu, simbolizuojančiu tradicijų tęstinumą, meilę menui ir tikėjimą naujais kūrybiniais pasiekimais. Pagrindinėje Visagino pėsčiųjų alėjoje pradėti ilgai laukti daugiau kaip 30 metų stovėjusio nebaigto statyti daugiabučio namo griovimo darbai. Šio pastato griovimo darbai prasidėjo birželio 1 dieną, o juos planuojama užbaigti iki šių metų rugpjūčio pabaigos. Nugriauto namo vietoje esanti teritorija bus išlyginta ir užsėta veja. Pastatą griauna Zarasų bendrovė UAB Langasta. Šis rangovas Visagine tapo gerai žinomas statant autobusų stotį, kurios darbai vyko 2022-2024 metais. Taip pat įrengiant Rogučių trasą 3 mikrorajone. Pastarosios statybos darbus buvo planuota užbaigti dar praėjusių metų pabaigoje, tačiau terminai jau nekartą buvo nukelti. Kaip informuoja Visagino savivaldybė, sutartis dėl nebaigto statyti gyvenamojo namo esančio Sedulinos alėjoje 13 griovimo su UAB Langasta buvo pasirašyta gegužės 7 dieną. Darbų vertė siekia 107 690 eurų su PVM.
2025 m. lapkritį Visagino savivaldybės taryba pritarė šio pastato įsigijimui, o tapusi jo savininke 2025 m. gruodžio 24 d. priėmė sprendimą jį nugriauti kaip objektą netinkamą naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo. Tačiau vis dar neišspręstas klausimas dėl šalia Sedulinos alėja 13 esančio nugriauto namo Sedulinos alėja 15 likusių betoninių plokščių ir rūsių. Pastato savininkai, bendrovės Sensatis betono bazė, atstovai redakcijai patvirtino, kad šio namo pamatai ir po jais esantis žemės sklypas priklauso įmoniai, todėl be jo sutikimo savivaldybė negali ten vykdyti jokių darbų. Į redakcijos klausimą, ar Visagino savivaldybė kreipėsi į Sensatis betono bazę su pasiūlymu nupirkti Sedulinos alėja 15 pastato pamatus, bendrovės atstovai neatsakė, motyvuodami komercinę paslaptimi. Taip pat, remdamiesi komercinės paslapties argumentu, pastato pamatų savininkai neatskleidė ir savo tolimesnių planų dėl šio objekto naudojimo. Trumpai prisiminkime Sedulinos alėjos 13 ir 15 namų istoriją. Pagal Visagino generalinį planą prieš 36 metus pradėti statyti gyvenamieji namai adresu Sedulinos alėja 13 ir 15 turėjo darniai įsilieti į Sedulinos alėjos pagrindinės miesto gatvės, jungiančios visus 3 mikrorajonus architektūrinį vaizdą. Šiuos nebaigtus statyti daugiabučius įsigijo privatūs savininkai, kurie matyt tikėjosi juos užbaigti. Sedulinos alėjos 15 namas per savo istoriją turėjo ne vieną savininką. Su paskutiniuoju iš jų, bendrove Sensatis betono bazė, savivaldybei pavyko susitarti dėl pastato nugriovimo ir 2017 metais savininkas jį demontavo. Tačiau ne visiškai, liko pamatai ir betoninėmis plokštėmis uždengti rūsiai, kurie iki šiol trukdo sutvarkyti šią teritoriją. Sedulinos alėja 13 namas buvo parduotas privačiai bendroviai UAB Radinys. Daugelį metų šis pastatas, kaip ir kaimyninis namas, stovėjo apleistas. Po UAB Radinys bankroto pastatas buvo perduotas bankroto administratoriui UAB Toplit, tačiau ir toliau liko potencialiai pavojingų bei nykstančių objektų. Abu namai nekartą tapo paauglių ir vandalų lankomomis vietomis. Savininkai bandė užmūryti angas ir įrengti tvoras, tačiau jos nuolat būdavo niokojamos. Kaip jau minėjome, 2017 metais Sedulinos alėja 15 pastato sienos buvo nugriautos. Jo savininko bendrovės Sensatis betono bazė. Tuo tarpu Sedulinos alėjos 13 pastato griovimo darbai užtruko net 9 metais ilgiau. Tikėkimės, kad tolimesnė šios istorijos eiga bus pozityvi ir naudinga miestui bei jo gyventojams.